UDM prieiga sako, kad mokymosi barjerai yra ugdymo aplinkoje, todėl svarbu numatyti pastolius jiems įveikti. Pastoliai ugdyme – tai priemonių ugdymo būdų, nukreipiančių klausimų ir kitų laikinos paramos priemonių pasiūlymas mokiniams ir mokinėms, sudarant sąlygas savarankiškai pasiekti numatytą ugdymosi tikslą. Mokytojas suplanavo reikalingus pastolius, atsižvelgiant į pamokos tikslą, programoje bei ugdymo aplinkoje esančius barjerus ir individualius klasės mokinių patiriamus sunkumus. Mokytojas sudaro galimybės rinktis pastolius ir jais naudotis pagal poreikį. Tai ugdo mokinių savarankiškumą ir darbo planavimo įgūdžius. Pastoliai naudojami bendrame mokymosi procese. Daugeliu atveju, nors ir pritaikomi konkrečiam mokiniui, jie gali būti veiksmingi visai klasiai. Mokytoja ir mokinio padėjėja prireikus teikia mąstymą skatinančius klausimus ir taip kryptingai palaiko mokinių mąstymo procesą. Svarbu, kad mokymasis keltų iššūkį, bet būtų įveikiamas. Toks būdas leidžia kiekvienam mokiniui judėti pirmyn. Paprašysiu Ritos, kad išdalintų jums po lapelį. Lentoje matote 3 klausimus. Jums reikia išsirinkti vieną klausimą ir jį atsakyti ant to lapelio. Užrašykite vardą ir parašykite atsakymą į vieną iš tų klausimų. Į vieną iš tų klausimų. Tomai buvo sudėtinga skaičiuoti nuolaidas. Gal kas primintų, kaip suskaičiuoti nuolaidą? Kas galėtų priminti? Kas galėtų priminti? Iš 100 tai buvo procentus, kur rašo nuolaidą, tada padauginti iš 0 procentų. Parašyti kaip skaičiaus dalį ir padauginti. O koks dar galėtų būti kitas būdas skaičiuoti? Su trupmenom užrašyti per proporciją. Taip? Labai gerai. Pamokos pabaigoje mokytoja kviečia mokinius reflektuoti. Mokytojas skelbia 3 klausimus ir prašo į juos atsakyti užbaigiant mintį, kas geriausiai sekėsi, ką norėtų pataisyti, kas liko neaišku. Į klausimus "man liko neaišku" atsako patys mokiniai. Refleksija labai svarbi ugdymo proceso dalis. Nuolat reflektuodami mokymosi procesus mokiniai ugdosi gebėjimą pažinti juos ir valdyti, atpažįsta savo gebėjimus ir plėtoja savireguliacijos įgūdžius. Mokytoja, stebėdama mokinių refleksijas, gilina savo žinojimą apie asmeninius mokinių mokymosi skirtumus, pažangą ir ugdymo proceso efektyvumą.